tikrųjų, prieš pusę metų aikštelė, negaliu meluoti, atrodė tragiškai. Visur buvo skylės, važinė tikrai buvo pavojinga. Daug traumų apturėjom tiesiog dėl prastų sąlygų, o dabar turim fantastiką. Mano manimu tikrai, turbūt geriausias parkas Lietuvoje, tuo labai džiaugiamės, manau, kiekvienas pritartų man. Tikrai turim daug smagaus laiko, galimybę save realizuoti ir progresuoti. Tikro šitas sportas, turiu omeny visą šitą subkultūrą, tai riedlentės, BMX dviračiai, paspirtukai, riedučiai, vis dar nėra labai populiarus Lietuvoje, bet tikrai matom labai aišku naujų atletų skaičių, smarkiai didėja ir tikimės, kad šita tendencija tik tai augs toliau ir matysim tikrai daugiau naujų talentingų veidų. Pavasarį startuosim tikrai su griausmingom varžybom ir tikimės sulaukti didelio dalyvių skaičiaus. Be jokių abejonių, nes vienam parke tikrai savęs realizuoti negalima. Kiekvienos rampos specifikacija skiriasi, kiekvieną rampą išnaudojam vis skirtingai, dėl to tų parkų turėtų būti tikrai daugiau, nes kaip matot ir važinėjančių žmonių skaičius yra ribotas. Negali vienu metu važinėti daug žmonių, dėl to jeigu pasiskirstytume per kelis parkus, tai mums tai būtų labai naudinga.